Bailiukas Bimas. Džiunglėse, kur visada šviečia saulė ir medžiai linguoja nuo paukščių giesmių, gyvena mažas drambliukas vardu Bimas. Jis buvo dar visai jaunas, jos straublys truputį kreivas, ausys lyg didelės vėduoklės, o kojos tokios sunkios, kad kiekvienas žingsnis dundėdavo per džiunglės kaip traukinys. Bet Bimas turėjo vieną didelę bėdą. Jis visko bijojo. Bijojo ūžiančio vėjo, kuris šiurendavo lapus, bijojo nakties garsų, pelėdų ūbavimo, krūmuose šmirnėjančių padarėlių. Net kai ryte saulė staiga išlįsdavo iš už debesies, Bimas krūptelėdavo. Kartą jis net išsigando savo paties atspindžio vandenyje. "Kas čia per padaras?" sušuko jis ir pasislėpė už krūmo. Nors drambliukas buvo baikštus, jis turėjo pačią geriausią draugę, beždžionėlę Džonę. Džonė buvo Bimo priešingybė. Ji buvo visada judri, greita ir be galo smalsi. Jis svajojo tapti didžiausią džiunglių akrobatę, šokinėti nuo medžio ant medžio taip, kad net papūgos aikčiotų iš nuostabos. "Bimai, baikštumas tai pradžia. Reikia trupučio drąsos ir pasaulis bus tavo", sakydavo ji nuolat. Džonė dažnai kviesdavo Bimą kartu šokinėti per šakas ar žaisti slėpynių džiunglių glūdumoje. Bet Bimas vis atsisakydavo. O jeigu medis nulūš? O jei pasiklysim? O jei mus suvalgys liūtas? Džonė tik nusijuokdavo ir sprukdavo šokti per šakas, kol Bimas ją ramiai stebėdavo nuo saugios žolės. Vieną rytą, kai oras buvo gaivus, o džiunglės pilnos paukščių balsų, Džonė atskubėjo pas Bimą. "Šiandien ypatinga diena, aš treniruosiuosi virš upelio. Ten sunku, bet jei išmoksiu, galėsiu dalyvauti džiunglių akrobatų konkurse." Bimas suraukė kaktą. "Virš upelio? O jei įkrisi? Jei negalėsi išplaukti?" susirūpino jis. "Hei, tu per daug galvoji, bičiuli. Eime, būsi mano sirgalium", nusišypsojo Džonė ir čiupo jam už straublio. Taip jie kartu patraukė prie vinguriuojančio žydro kaip dangus upelio. Virš jo augo keli seni stiprūs medžiai, kurių šakos tiesėsi it lynai cirko palapinėje. Džonė įlipo į medį, atsistojo ant šakos, atsispyrė ir šoktelėjo į kitą pusę. "Pažiūrėk, Bimai!" sušuko ji. "Aš kaip paukštis!" Bimas žiūrėjo plačiomis akimis, jo širdis plakė kaip būgnas. Jis stovėjo visai šalia kranto ir nors bijojo, dabar drąsiai žengė dar arčiau. Džonė sukosi, kabinosi, kartais vos neišslysdavo, bet laikėsi puikiai. Tačiau vieną kartą, kai ji šoko ant slidaus šakos galiuko, koja paslydo. "Bimai!" spėjo sušukti ji ir šlept įkrito tiesiai į upelį. Vanduo buvo sraunus, šaltas, o upelio krantai slidūs ir staigus. Beždžionėlė bandė kabintis už šakų, bet jos lūždavo. Ji šaukė pagalbos, o aplink nieko nebuvo, nei kitų gyvūnų, nei paukščių, tik Bimas. Drambliukas sustingo. Jo galvoje šmėsčiojo visokios baimės. "O jei
ir aš įkrisiu. O jei negalėsiu jos ištraukti? O jeigu paskesim abu? Bet tada jis išgirdo. Bimai, prašau, padėk. Ir tada kažkas pasikeitė. Jis nustojo galvoti apie save ir savo baimės ir pradėjo galvoti apie ją, savo draugę, kuri visada juokėsi, kvietė jį žaisti ir niekada nepalikdavo. Bimas žengė į priekį, jo kojos drebėjo, bet jis nesustojo. Jis įkišo straublį į vandenį ir sušuko. Laikykis stipriai, Džone! Džone įsikibo. Jos mažos rankytės spaudė straublį, o Bimas traukė, tempė, vos neparkrito, bet nepaleido. Po kelių sekundžių, kurios atrodė kaip amžinybė, Džone išniro iš vandens, šlapia, bet gyva. Bimas atsargiai padėjo ją ant žolės, o pats atsisėdo šalia. Visas šlapias, bet širdyje degė kažkas naujo. Drąsa. Džone laiminga apkabino jį. Bimai, tu mane išgelbėjai, tu tikras didvyris. Bimas nusišypsojo. Bet aš vis dar bijau pelėdų, prisipažino jis. Ir gerai, nusijuokė Džone. Drąsus yra ne tas, kuris nebijo, o tas, kuris daro, net kai labai baisu. Nuo tada Bimas vis dar krūptelėdavo nuo šlamančių lapų ar didelio vėjo, bet kai reikėdavo padėti, kai kažkas verkdavo, kai kas nors bijodavo, jis visuomet žengė pirmyn. Ir džiunglėse ėmė sklisti kalbos apie mažą drambliuką, kuris vieną dieną tapo dideliu drąsuoliu.